Sveiki, tai jau antrasis mano video klipas ir jame, kaip ir žadėjau anksčiau, pabandysiu pakalbėti apie tai, kaip aš atsiskleidžiau. Ir ko gero to negalima būtų padaryti, galbūt neapžvelgus, nuo ko viskas prasidėjo, kaip aš supratau apskritai, kas aš esu, koks aš esu. Dalis žmonių apie šitokį dalyką susivokia, supranta, pažįsta save, dar nuo vaikystės. Visąlaik manydami, kad jie yra kitokie, kad jie skiriasi nuo visų. Kiti tuo tarpu galbūt sulaukia vidutinio amžiaus, tik tai apie tai pradeda galvoti. Arba išdrįsta apie tai galvoti. Nežinau, kuriai grupiai galėčiau save priskirti. Be abejo, ne antrai. Vaikystėje žinau, kad esu kitoks, bet kitoniškumas mano ko gero buvo tokioj daugybėj sferų, kad aš tikrai negalėjau pasakyti, kad štai, aš esu homoseksualus, kad aš galiausiai gyvensiu ne tokį gyvenimą, kokį dabar gyvenu. Taigi, vaikystė mano, kaip aš sakau, buvo tokia ganėtinai neįprasta, nors kita vertus gyvenau gana įprastai, konservatyviai ir tokiu grindžiau savo būsimą gyvenimą, jo planus. Tai tarkim, tikėjausi, kad aš turėsiu šeimą, žmoną, planavau vaikus ir laimingą gyvenimą. Be abejo, mano draugavimai su merginomis, apskritai santykiai su merginomis buvo labai geri. Ir visos draugystės jos buvo tokios, platoniškos. Netgi bučiuodamas mergaitės ar svajodamas apie kažkokią klasiokę, tai buvo labiau platoniški santykiai ir platoniškas įsivaizdavimas apie mūdviejų ryšį. Galiu netgi pasakyti, kad seksualinio potraukio merginai niekada nesu jautęs. Ir būtent tuo metu, kai aš pradėjau galvoti apie savo seksualumą apskritai, manau, tai buvo ganėtinai vėlai, tai buvo 14-15 metų. Iš pat pradžių aš dar nelabai supratau to, vėliau su žiniasklaidos galbūt pagalba, nes su draugais aš apie tai kalbėti neturėjau, netiek jų daug ir turėjau apskritai. Taigi vienintelis būdas man kažką sužinoti apie seksualumą, apie tai, kas yra normalu, kas yra vyras, kas yra seksas, aš pradėjau 15 metų. Ir tada būtent supratau, kad vis dėlto moterys, merginos nebus tai, kas mane trauks. Kad aš esu homoseksualus ir ko gero, tebūnie tai pavadinta lemtis. Kas mane ir trauks, tai bus vaikinai. Iš pradžių savo to pripažinti negalėjau, neįsivaizdavau, kad aš galiu gyventi su vyru, kurti šeimą, ar tiksliau, kaip dabar mėgtų sakyti, šeimą. Tačiau negalėčiau pasakyti ir, kad ilgai kankinausi ar negalėjau savo to pripažinti, nes pakankamai greitai atėjo šitas suvokimas, aš susitaikiau, priėmiau save tokį, koks esu ir galbūt didesnę dalį energijos skyriau domėjimusi apie tai, naujų pažinčių užmezgimui, nes be abejo, vienas būdas, kaip tu gali su šitais dalykais kovoti, tai yra slėptis ir apie tai negalvoti ir daryti viską priešingai. Kitas būdas tai yra gauti kuo daugiau informacijos ir kuo plačiau viską išsiaiškinti. Taigi, kai man buvo 16 metų, aš jau tikrai žinau, kad aš esu gėjus, kad nežinau kaip bus, bet su moterimi gyventi aš neketinau, neplanavau. Neturėjau nė vienos fake merginos, tai yra nevedžiau į šeimą kažkokios panelės vien tam, kad apsimesčiau, kad mudu draugaujame, kad nekiltų niekam klausimų. Ir iš pradžių pasakiau vienai draugiai, kuri buvo mano geriausia draugė ir nejaučiau, kad aš turiu teisę slėpti. Bet įsivaizduoju, kad jinai jau tai ir žinojo, nes yra aptikusi mano kompiuteryje
nuotraukų. Gėda pripažinti, bet kas jų nėra turėję. Tai va, ir vėliau pasakiau savo sesiai. Jinai gyveno tuo metu, buvo išvykusi kelią mėnesį į Jungtines Valstijas ir susirašinėjant aš jai parašiau. Jos atsakymas buvo, kad jinai ir taip žinojo ir tiesiog laukė, kada aš prisipažinsiu. Tai buvo dar vienas akmens nuridenimas nuo širdies. Tėvams klausimų sakyti net tokių ir nekėliau. Ketinau išvažiuoti iš savo gimtojo Kauno ir paprasčiausiai gyventi savo gyvenimą, jiems net nieko nežinant. Bet dalykai truputį klostėsi kitaip. Visų pirma, pamenu, tokia situacija buvo, kaip aš išvykau į Vilnių, kas būdavo labai retai, tai buvo visam savaitgaliui pas savo pirmąją meilę. Ir namo grįžau su nasosu tokioj vietoj. Tai nutiko man pirmą kartą gyvenime, nors man jau buvo 18 metų. Ir šiek tiek jaudinausi, bet pagalvojau, priims tai, ką aš pasakysiu. Man kilo mintis, kad tai yra nubrozdinimas. Pasakysiu mamai, kad čia nusibrozdinau ir viskas. Deja, jinai nepatikėjo nė sekundai. Iš pradžių bandė klausinėtis tai, kasgi ten vyko, kas ten buvo per vakarėlis. Galbūt jinai matė ir susijaudinimą mano veide ir sumišimą. Vėliau jinai priėjo ir paklausė, ar aš nenoriu jai nieko pasakyti. Pasakiau, kad nenoriu, viskas gerai, viskas tvarkoju. Nors įsivaizduoju, kad buvau visas išbalęs ir drebėjau kaip drebulė. Bet tuo viskas ir pasibaigė. Ir mes prie to nepriėjome gerus metus. Bet apie mamą ir kaip mama į visą tai reaguoja, iš tiesų dar galėsiu daug pasakot. Vėliau viskas ėjo link to, kad papasakojau savo geriausiai draugiai mokykloje, su kuria mes praleisdavome dienų dienas, sėdėdavom pamokose ir jinai to nežinojo, nesuprato. Tai be abejo visuomet keistas tas klausimas, kada žmonės žino, kada jie supranta, o kada tai būna visiška naujiena. Tad labai sunku pasakyti, kad šitam žmoguje tai matosi, o kad apie tave niekad nepasakyčiau, nes manimas apie kitus žmonės niekada nėra įmanomas ar 100% patikimas. Taigi, man jau buvo beveik 19 metų ir aš turėjau vaikiną, kuris pas mane atvažiuodavo iš Vilniaus. Mūdu praleisdavom iš pradžių dienas mieste, vėliau jis atvykdavo pas mane, mes žiūrėdavom serialus, gamindavomės valgyt. Ir aš supažindinau jį su savo tėvais. Jį pristačiau kaip savo draugą iš interneto, kadangi tėvai apie internetą labai daug nežinojo, ir tiesiog Marius turi draugą iš interneto, labai neblogai. Ir santykiai iš tiesų tarp jų buvo pakankamai geri, jie bendravo, jie juokavo kartu ir netgi pirmą kartą aš kažką galėjau pasikviesti pas save nakvoti, tai buvo būtent jis. Taigi, tuomet aš išvykau, pasibaigus vasarai į Vilnių, studijuoti. Su tuo vaikinu tiesa mūsų santykiai labai toli nesivystė ir nutrūko, bet užsispyrimas pasakyti tėvams galiausiai atėjo. Tiesiog negalėjau kentėti daugiau ir slapstytis. Ne tiek gal slapstytis, be abejo, aš gyvenau už 100 kilometrų ir tikrai jie nieko nežinojo, jie negalėjo žinoti ar tikėtis žinoti. Apie mane tiesiog nenorėjau meluoti. Kiekvieną kartą, kai iš kažkur išeidavau, jiem reikėdavo kažkokią sukurti istoriją. Kur aš buvau, su kokiais žmonėm bendrauju. Be abejo, meluoti, kurti istorijas yra visiškai lengva, nes niekas negali patikrinti. Tačiau viduje aš supratau, kad aš blogai jaučiuosi, aš nenoriu kurti istorijų, galbūt ir vėliau įsipainioti kažkokius voratinklius savo melo. Taigi aš nutariau jiems pasakyti. Be abejo, drąsos pasakyti aš jiems neturėjau. Išvykdamas švęsti naujų metų, aš tiesiog palikau jiems laišką, kuriame viską pasakiau. Papasakau savo istoriją. Ir tikėjausi jų supratimo. Tiesa, dar šalia to laiško palikau jiems ir knygą Homoseksualumo prigimties istorija. Nes mano tėvai, kaip ir dauguma žmonių Lietuvoje, apie homoseksualumą nėra nieko girdėję. Jam kyla daugybė klausimų,
tokių pat klausimų, kokių kilo netgi man pačiam tuo metu prieš keletą metų. Tad įsivaizdavau, kad ta knyga jam padės į tai atsakyti ir bent jau susidaryti vaizdą, kad tai nėra iškrypimas, išsigimimas ir galbūt kažkokia bus moralinė atsvara. Užsitęsiau. Tai šitoj vietoj aš tuomet stabdau ir dar daugiau istorijų, daugiau pasakojimų laukite kitą kartą.